Praėjus mėnesiui po avarijos įlūžęs automagistralės Klaipėda-Kaunas-Vilnius tiltas per Nerį atstatytas į reikiamą padėtį. Tilto pakelimo darbai užtruko daugiau kaip 4 valandas. Apie 16 cm įsmukęs tiltas etapais po 1-2 cm pakeltas 4 domkratais. Jų keliamoji galia 240 tonų. Vien tam, kad domkratus būtų galima pastatyti, ant tilto sutvirtinto pylimo teko specialiai patiesti geležinkelio bėgius. Tilto pakelimas yra vienas sudėtingiausių darbų. Šios darbus atlieka mūsų bendrovės rimčiausi vyrai, profesionalai. Tam buvo ruoštasi, atlikome eilę darbų, kad galima būtų paremti, jeigu matot, ir padai paruošti, ir pabėgiai sudėti, kad tvirtai atremti, kad būtų galima tiltą pakelti. Pakėlus tiltą artimiausi suplanuoti darbai pakeisti deformacinius pjūvius ir sumontuoti naujus lankstus. Jie, pagaminti pagal specialų užsakymą, į Lietuvą turėtų būti atvežti po 2 savaičių. Bus nauji vokiški šarnyrai, kurie leis tiltui judėti ne tik išilginę kryptimį, bet ir skersinę. Tiltas taps atsparesnis rūgams? Aš manau, kad taip. Kadangi apkrovos padidėjo, tai ir medžiagos tos, kurios ateis, yra paskaičiuotas tom apkrovom. Deformaciniai pjūviai ir šarnyrai bus pakeisti ir kitame, to pačio tilto gale. Pasak specialistų, tiltas per Nerį įlūžo dėl didelių temperatūrų svyravimų, itin padidėjusių transporto srautų ir nusidėvėjusio metalo. Tiltų inžinieriai prognozuoja, jog tokia nelaimė Lietuvoje gali būti ne paskutinė ir įspėja, jog itin pavojingi didžiuosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje bei Kaune esantys tiltai. Pravažiuokite Kauną, pasižiūrėkite. Kiekvieną dieną baisu važiuoti Savanorių prospektu, nes ten gali užtrinti benamį, kuris po estakadą guli. Ten tragedija yra, ten visiškai. O kas darosi su Panemunės tiltu? Gali griūti? Jisai pirmą turėjo griūti, negu kas šitas. Turint daug pajėgumų ir turint daug lėšų, aišku, galime prižiūrėti, padaryti, kad tokių dalykų neįvyktų. Bet jūs matote pasaulyje, kaip griūna tiltai. Indijoje griūna, Kinijoje griūna, Amerikoje griūna. O ko Lietuva skirtinga? Kleboniškio tilto remonto darbai turėtų būti baigti iki gegužės 30 dienos. Pasak specialistų, jei bus palankios oro sąlygos, eismas tiltų gali būti paleistas net mėnesių ar 2 anksčiau. Iš viso remonto darbai atsieis per 1,5 milijono litų. Daugiausia lėšų skirta pakeisti lankstams ir deformaciniams pjūviams bei atnaujinti asfaltbetonio dangą. Pasak statybos įstatymą tokiems darbams suteikiama 5 metų garantija. Įlūžęs tiltas per Nerį pastatytas prieš 28 metus. Nuo to laiko jis nė karto neremontuotas kapitaliai. Greta esantis Klaipėdos kryptimi vedantis kitas tiltas per Nerį jau skaičiuoja 45 metus. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.